dabar šiam turnyrą pradedam jau tas tokias rungtynių rutinas, tai žiūrim priešininkų derinius, šiek tiek savo dalykus pašlifuojam, praeinam, įsitvirtinam tas visas idėjas rungtynių, šiaip viskas gerai. Treneris kalbėjo po pirmų rungtynių, kad žaidėjų kojos galimai dar tokios sunkokos, kaip dabar pats jautiesi po tų visų treniruočių, po prisizino ir po sužaistų kelių rungtynių. Nėra lengva, vis tiek tas rungtynių ritmas visai kitoks negu treniruočių, tai šiek tiek reikdavo apsipratimo, kaip ir treneris pats minėjo, bandom išnaudoti kuo geriau tą laiką, tai daug krūvio, visai nelengvas treniruotės, bet mes to norim, tai viskas eina pagal planą. Alba teko galbūt šiek tiek matyti vakar jų rungtynių su Anadolu Efes, kokį kol kas įspūdį jie palieka ir tas komandos naujokas Trevianas Williamsas. Jo, tai kaip ir Williamsas, tai pati komanda visa mėgsta daug improvizuoti, tie tokie galbūt nestandartiniai perdavimai per visą aikštelę ar kirtimai, daug kirtimų, daug užtvarų nuo kamulio, tai tokie, sakyčiau, gan galbūt neįprasta komanda gynybai, bet irgi, sakau, geras testas laukia mūsų. Kaip pats jauties trenerio rotacijose iki sezoninių rungtynių metu? Neblogai irgi. Tų skirtingų užduočių būna ir gynyboje, ir puolime. Stengiasi vis tiek atiduoti visą save, visas jėgas. Būna, kas nesigauna, kas irgi normalu yra. Galbūt kartais iš to kojų nebuvimo ar kažko, bet sakau, šiaip viskas smagu. Tai visi gaunam laiko, visi gaunam pasireikšti ir tas bendro žaidimo braižas tikrai yra, manau, smagus ir visiems, nežinau, visi mėgsta tokį braižą žaisti, nes visi kerta, gauna kamuolys juda, tai sakau, viskas tikrai labai gerai. Ačiū tau labai.